Tai ką, rungtynės tokios pradžiai labai klampios, nepataikyti metimai iš po krepšio, klaidos kvailos, paskui per ilgą pertrauką pakalbėjom, kad vyručiai nusiramintų ir gal jaudulys vėl prie daug tiek susirinkusių žiūrovų. Tai smagu, kad paskui krito tie metimai lengvi, kurie turi įkristi. Tai krito ir tritaškiai, tai buvo lengviau žaisti paskui. Taip, Dariau, dar klausimas. Treneri, tada rungtynių pradžia, manom, taip nesusiklostė ir į priekį įsiveržė tik antram kėlinyje, vėliau rungtynėse trečio kėlinio pabaigoje irgi buvo tokios banguotos. Kas pagrindė lėmė tą bangavimą? Kaip ir minėjau, sakau, tas tokia pradžia nervinga, labiau tokie metimai iš tikrųjų lengvi ir laisvi, ir tritaškiai metimai, ir iš po krepšio. Tai tiesiog nesukrito tie metimai dėl nervingumo, nes ta situacija tokia, reikia tų pergalių, labai daug pralošiam šiemet rungtynių, kur nesusikaupę pradedam ir visą laiką tas jauduliukas kažkoks yra. Tai dėl to tik tai, manau, paskui susitvarkėm patys su savo įtampa tokia, koncentracijos daugiau ir viskas gerai tada buvo. Justas Žiubrys, atrodo, šiandien turėjo žinutę savo buvusiai komandai, ką manote apie jį? Ne, Justą pažįstu senai ir šią vasarą visą darbavomės. Žinau jo stipriasias pusės, tai nežinau, kodėl jo neišnaudojo. Mes duodu laisvės, sakau, vyrukas turi labai smagią rankelę. Šiandien tai įrodė ir leidau visą laiką improvizuoti, jam pasiimti tą pick and rollą viršų ir jaučiasi labai kaip žuvis vandeninas. Jis yra kretingiškis ir prie ateina tiek draugai, tiek klasiokai pažiūrėti jo, tai matosi jaunuolis, kad su dviguba energija, su dvigubu noru žaidžia. Tai manau ir toliau tokį žaidimą demonstruos.